Gražus sekmadienio rytas, dar balsas neatsistatė pilnai, tai daug kalbėti negalėsiu šiandien. Keliaujam pas močiutės Natalijos, tai už jos mūsų draugas, geras mūsų fondo draugas Eugenijus, ir pajungsim jai dujinę ir kalbimo mašiną ir šaldytuvą. Вот, Михаил, видишь, работает. Фундаментально надо. Отход. Макс, вверх. Так, часов. Включаю. Это нету? No 10 ryto. Dabar yra 2. Tai vat 4 valandos prireikia, kad pajungti dujinę ir skalbimo mašiną. Čia viskas veikia. Vanduo nenubėga, gražiai viskas. O taip pat atvežim televizorių jai. Ir mikrobangų pakrosnelį, čia tą seną, kur vežėm naują, jinai jau ją naudojasi, labai džiaugiasi ją. Я была так, мисочка. Не, давайте без этих мишечек. Да. Скажите мне, пожалуйста, Да. кому если я все обязана? Это люди просто отдают и все. И Нет, люди новые не отдают. Но по-разному бывает. Здесь все тоже все подключено. Да. Вот, я поставил такой тройничок, потому что эту розетку они сделали, но она не работает. Laukia kažkoks pavasaris. Keliauju į Pigų LT. Noriu pasiimti batukus. Batukus mergaitei be ausyčių, jeigu jūs pamenat, mes rinkom pinigėlius. Padėjom jai rinkti pinigėlius operacijai. Padovanojo viena moteris. Mano užduotis dabar nuvažiuoti, paimti tos batukus. Pridėti prie jos auskariukus, kurios taip pat išrinko pati mergaitė, jau simboliškai jau galvodama apie savo ausytes būsimas. Man atrodo, tai tikrai yra stiprus toksai noras vaiko. Sveiki, tai aš trumpai, va, tada vaikui patį paduosit. Gerai, ten viską, ką jinai užsakė. Gerai, keliauju, visą gerą. Produktai Kristinai surinkti. O. Biškai jau praėjo. Ten išsipylė kamputukas, pražiūrėk, atrodo, viskas uždaryta. Aš tada tau skambinau, norėjau padėkoti. Normaliai batukas nešioji? Po namus nenešioju. Gerai, iki. Iki. Vakarinė pamaina Veikfonde. Atvažiavau, linksmi darbai laukia, reikia paruošti tokius kuklius kalėdinius įdėkliukus į mūsų siuntinius. Vilniuje nukrito lėktuvas ir vakar mes susirašėm su šeima, kurios turtas, kurios namas buvo apgadintas šitos katastrofos metu. Ir pagal sąrašą siūsim jiems šiandien drabužėlius. Surinkom 3 centimetrus ir vežam iš karto į Omnivą. Tradiciškai nusprendžiau Omnivą ir siuntimų į Vilniaus kraštą neapsiriboti. Surinkau 4 maišiukus paramėlės iš Šilutės krašto mūsų draugams iš bendruomenės Taikos kelias. Indai, drabužėliai ten besigydantiems žmonėms. Na ir po kelių
nusprendžiau užvesti šiek tiek lauktųjų maisto produktų Gerardui. Mes bandėm jam pagerinti gyvenimo sąlygos ir nupirkti štai šitą vagonėlį. Tačiau tas vagonėlis pas jį neprigijo. Tai yra jo eksploatavimas tenais. Jis reikštų tiesiog šito vagonėlio išmetimo. Jis buvo sparčiai gadinamas ir gadintas ant tiek, kad mums 1500 eurų kainavo jo remontas. Remontavom, sutvarkėm ir jame gyveno jau 4 šeimos. Jis savo tą funkciją atlieka ir nėra žalojimas, kaip jis buvo žalojimas. Tačiau Veik fondas jokių būdų neatsisako padėti Gerardui. Ir mes manom, kad galbūt bendradarbiaujant pavyks sutarti ar tai su lentpjūvė, ar tai su kokiais kitais vietiniais meistreliais, kad jam namą tą bent jau jeigu ne pertvarkyti ir pastatyti naują, kai buvo planuojama Klaipėdos verslininkų. Tačiau bent suremontuoti seną ir aš manau, kad mūsų organizacija prisidėtų savo lėšomis prie darbų apmokėjimo arba medžiagų įsigijimo. O čia drabužėliai šitą daugiau vyriškų bus. A, čia 3 maišai tėra. Grįžau į sandėlį ir nusprendžiau keletą siuntinukų dar paruošti. Nuotaikos nėra, nes iš Omnivos parašė, kad grįžo vienas siuntinys iš Telšių. Visą laiką tai yra nemalonu, aš jau sakiau, kad tai kainuoja tas siuntimas ir grąžinimas paskui kainuoja. Viktoras jau baigė nešiotis, nauja diena. Šitose dėžėse yra žaislai į bendrabučius. Jie šiek tiek, prastesnės kondicijos, jų siųsti mes negalim. Kai kur purvini, kai kur neveikiantis, bet bendrabučiuose gyvenantys vaikai labai laukia šitų siuntų ir pats mačiau, kaip bėga ir pažaidžia dieną dvi. Нетоявка, накоротав і коліс. Vakar internete papasakojau apie Marijos Stefanijos rankos, apie tą istoriją, kurį jinai nupasakojo, kad jai buvo sulaužytos tragiškomis aplinkybėmis. Ir šiandien susidomėjo šito žmogumi ir žydų bendruomenės pirmininkas Klaipėdos. Panoro jis su ją pabendrauti, sužinoti tos visus aplinkybės. Tęsiasi maisto išvežiojimas, kasdieniniai darbai. Nupirkom duonytę šviežesnės. Šiandien pas mus sriuba. Taip. 3 berods Klaipėdos mokyklos, darželiai panoro surinkti kalėdoms ir naujiesiems metams kuklius dovanėlės Veik fondo šeimoms, kurios mes paskui nusiųsim ir išvežiosim. Ir aš pagalvoju, vaikus reikia skatinti, kad jie nuo pat mažens užsiima tokiais fainiais dalykais. Ir pagalvoju, kad turi būti kažkoks tai atgulinis ir nusprendėm padaryti štai tokius šaunuolių pažymėjimus. Čia yra pažymėjimas tikras tikriausias, kur vaiko vardas bus įrašytas. Ir galima netgi įklijuoti ir nuotraukėlį. Komplektukai patalynės ir vienam ar kitam. Štai tokius apdovanojimus gavom. Pažiūrėkit. Lazariaus kryžius. O parašyta, kad Veik Charity Foundation.
Nauja diena, jau spėjau pasidarbuoti veik sandėlį. Surinkau tai, ko mums šiandien reikės maisto rašybai. Šiandien pas mus grykiai su mėsa. Na ir mūsų termosas. Vienas termosas yra maistui, o kitas yra arbatai. Op. Op. Arba... A? Nu, jeigu yra viečiai, есть? Čia merginos jums prie arbatos. Ai, prie arbatos. Jos sausainiai. Labai gera kepurė man patinka. Jo, žmona nupirka. Daug buvo žmonių, matomai dėl šalčių. Ir kaip darbuotojai sako, paskui tiesiog trūksta vietos, todėl jie bando kuo greičiau ateiti benamiai. Per šalčius tai nakvoti nieks nenori laukia. Na ir pagrindinė taisyklė po maitinimo, jeigu maitini grykiais, tai iš karto eik ir plauk. Kitaip nieko gero nebus.